Aukštojo mokslo reformos paskatintai universitetų konsolidacijai skiriama solidi finansinė parama. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius Remigijus Žaliūnas pasirašo sutartį, kuri sudarys galimybę mūsų šalyje kurtis moderniam biomedicinos studijų centrui. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atveria naują savo gyvavimo ir istorijos puslapį ir yra tik tai sudėtinė dalis jau prieš tai vykstančių projektų. Šiais metais susijungia Kauno medicinos universitetas ir Lietuvos veterinarijos akademija, pirmosios šalies aukštosios mokyklos, kurių bendruomenės nusprendė sutelkti akademinės jėgas, kad gebėtų konkuruoti tarptautinėje erdvėje, ypač biomedicinos srityje. Po susijungimo įkurto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų ir mokslo bazės atnaujinimui skiriama 50 milijonų litų, 42,5 milijono litų iš ES struktūrinių fondų, likusi dalis iš nacionalinio biudžeto. Akcentuočiau ir tai, kad šalia investicijų į infrastruktūrą yra labai svarbu tai, kad susijungia ir tokius iššūkius priima faktiškai šitos srities lyderiai ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Ir mes tikimės, kad tai leis dar labiau sustiprinti pozicijas. Galimybės, kurios suteikia per Europos struktūrinius fondus, tai žinoma, jos duos didžiulį efektą per labai trumpą laikotarpį, kadangi mokslas, kaip ir jis ant tiek yra dinamiškas ir naujos technologijos, tiek ypatingai sveikatos sektoriui, jos turi būti nuolat atnaujinamos. Švietimo ir mokslo ministro teigimu svari finansinė parama skiriama ir kitoms aukštosioms mokykloms, kurios rodo iniciatyvą ir daro vidinės pertvarkas, jungia katedras, fakultetus ir šie pasikeitimai lems kokybinius pokyčius studijų ir mokslo srityje.